Ar visada tiki pirma išgirsta informacija? O kas, jeigu tai tik pusė tiesos? Kritinis mąstymas prasideda nuo šaltinių patikimumo ir šališkumo atpažinimo. Pavyzdžiui, patvirtinimo šališkumas verčia mus matyti tik tai, kas atitinka mūsų įsitikinimus. Psichologų tyrimai rodo, kad mūsų protas veikia dviem būdais – greituoju, intuityviu ir automatiniu, bei lėtuoju, analitiniu logišku. Greitasis padeda greitai reaguoti, bet dažnai klysta, o lėtasis leidžia priimti tikslesnius ir pagrįstesnius sprendimus. Praktikoje padeda 3 klausimai. Iš kur ši informacija, koks įrodymas, kokia alternatyvi hipotezė. Tokia, galima sakyti, savidisciplina gerina sprendimų kokybę tiek asmeniškai, tiek komandoje. Kaip kokybės kontrolė gamyboje. Tikrinama, kad klientui nepatektų brokas. Kuriuose situacijose verta sustoti ir paklausti, ar tai tikrai faktas, ar tik interpretacija. Pasidalyk komentare, kaip tu tikrini informacijos patikimumą. Ačiū, kad žiūrėjai.